Labas vakaras, visi dalyviai, pašnekovai, labai malonu sveikinti su jumis čia, Britų tarybos diskusijoje apie medijų raštingumą. Šiandien kalbėsimės apie tai, kiek atsparūs esame propagandai, melagienoms ir kadangi nepamatuotai didelę savo laiko dalį praleidžiame skaitmeninėje erdvėje, kurioje sklinda įvairi informacija, tame tarpe ir klaidinanti, nepatikrinta, melaginga, kelsime klausimą, ar mes gebame ją atpažinti, o atpažinę, ką turėtumėm daryti arba ką darome. Šiandien su manimi čia ant scenos turiu garbės pasveikinti garbingą pašnekovų grupę. Pirmiausia, Vygintas Gasparavičius, kultūros viceministras, ne vienerius metus buvęs Lietuvoje rengiamų tarptautinių profesionalaus atlikimo meno konkurso direktorius ir dėstytojas. Man iš kairės sveikinuosi su Aukse Balčytiene, Vytauto didžiojo universiteto profesorė, skaitmeninio atsparumo ir medijų tyrėja, UNESCO UNITWIN medijų raštingumo tyrimų centro viena iš vadovių ir skaitmeninio atsparumo asociacijos digeres.lt vadovė. Taip pat su mumis šiandien Sergejus Muravjovas, ilgametis Transparency International Lietuvos skyriaus vadovas, elgesio pokyčių, behaviorizmo ekspertas ir taip pat Viktor Denisenko, socialinių mokslų daktaras, komunikacijos ekspertas, generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos ir Vilniaus universiteto docentas bei knygos Propagandos apsupty autorius. Diskusiją moderuosiu aš, Ona Marija Višniauskaitė, Britų tarybos Lietuvoje vadovė. Dėkui. Viktorai, noriu pradėti nuo klausimo jums. Vieną knygos, kurią parašėte apie dezinformaciją, kuri vadinasi Propagandos apsupty dalių, skiriate aptarimui, kad Baltijos šalys propagandos taikinyje yra dabar ir buvo visada, o pastarųjų metų situacija yra apibūdinama kaip informacinių karų era. Kaip įvertintumėte informacijos lauką Lietuvoje šiandien? Kiek melagingos informacijos šiandien mums pasiekia ir kokia yra pastarųjų metų dinamika? Ačiū, iš tikrųjų labai įdomus klausimas ir nežinau, ar tikrai turiu tokį 100% atsakymą, nes yra daugybė niuansų. Pradedant nuo to, kad iš tikrųjų mes vis dar galime kalbėti apie kažkokią tai Lietuvos informacinę erdvę, nes mes gyvename globaliame informacinėme pasaulyje. Jeigu anksčiau dar kalbos veiksnys kažkiek tai jis apibrėždavo tą erdvę, tai šiandien internete mes turime automatinio vertimo funkciją ir aš sakyčiau, kad iš viso nacionalinis informacinis laukas išnyksta. Bet galbūt grįžtant prie klausimo esmės, dar vienas aspektas. Vyksta Rusijos karas prieš Ukrainą. Karo metu visada dezinformacija yra vienas iš tokių natūralių reiškinių deja. Ir iš tikrųjų mes matome, kad yra labai daug informacijos apie šitą karą, apie šitą konfliktą, bet iš tikrųjų yra ir labai daug dezinformacijos. Aš sakyčiau, kad galbūt pokytis yra toks, kad kalbant būtent apie Kremliaus propagandą, kuri visada taikėsi į mus, kaip aš teigiu savo knygoje, galbūt Baltijos valstybės šiek tiek jos pasitraukė iš to fokuso, nes dabar yra Ukraina ir suprantama, kad Maskva pirmiausiai visas pastangas skyrė tam frontui. Vėlgi apie Baltijos šalis galbūt kalbama mažiau, labiau kalbama bendrai apie vakarus. Mes esame vakarų dalis. Tai ir ta propaganda nukreipta prieš vakarų pasaulį, ji iš tikrųjų yra nukreipta ir prieš mus labai dažnai. Tai čia iš vienos pusės. Iš kitos pusės vėlgi būtent po 22 metų vasario 24 dienos, po to, kai agresija prieš Ukrainą iš esmės perėjo į naują lygmenį, į atvirą karą, Lietuva priėmė kelis sprendimus, tarkime, vėlgi labai
tokių žinomų ir akivaizdžių propagandos šaltinių blokavimas. Ir šiek tiek diskutuotinas klausimas, kiek iš tikrųjų tai yra efektyvu, yra būdai apeiti, bet kaip ten bebūtų, kiek aš žinau, tarkime, Sputnik naujienų portalo lietuviška versija neatsinaujina nuo 22 metų, berods gegužės 16. Pastaruoju metu netikrinau, bet nemanau, kad jie atgyjo. Tai savotiškai galbūt šiek tiek ir sumažėjo, bet vėlgi, ko gero esminė problema, kad mano požiūriu tos dezinformacijos ar propagandos rautai iš esmės, jie yra milžiniški. Jeigu žiūrėti ir jeigu ten šiek tiek sumažėjo ar šiek tiek padidėjo, tai galbūt neturi labai tokio kažkokio tai apčiuopiamo poveikio. Dėkoju. Aukse, jūsų asociacijos Digerės tyrimai patvirtina tai, ką kalba Viktoras. Asociacijos pristatyta tyrime teigiama, kad žinome labai daug, bet to, kad egzistuoja milžiniški dezinformacijos srautai, taip pat žinome, kokio pobūdžio melo naratyvai cirkuliuoja, kas kuria tą melagingą informaciją. Tačiau teigiate, kad trūksta žinių apie visuminį skaitmeninių sutrikimų kontekstą ir spręstinų problemų įvairovę. Mes nežinome, kokią žalą ta dezinformacija daro kasdieniam demokratiniam šalies gyvenimui. Kokių konkrečiai žinių mums trūksta, kad šiandien galėtumėme tinkamai atliepti propagandos ir tų melagienų keliamus mums iššūkius? Ačiū Jums. Jau ir kaip Viktoras pasakė, regis žinome daug ir tiesą sakant, mes negalime sustoti, tarsi padarom nuotrauką šios dienos, žinome daug, tarkime, žurnalistai atlieka tyrimus, faktų tikrintojai seka kai kuriuos kanalus, šaltinius, bendrauja su užsienio partneriais, kaupia informaciją, kaupia didelius tekstynus, dezinformacijos pavyzdžius, tokius emblematinius ir tekstynus. Reiškia, mes jau kūrėme tam tikrą duomenų sistemą ir tai mums gelbėja, mums padeda tyrinėti patį reiškinį. Bet vėlgi mes labai gerai suprantam, kad diena praėjo, kažkokie kiti globalūs įvykiai įgauna pagreitį, vis tiek dezinformacija keičiasi. Tai yra tokie pliūpsnių efekte mes matome labai didelę dinamiką. Taigi, žinutė tokia, kad sustoti negalime, turime tvarkyti tuos visus duomenis, turime ieškoti būdų, kaip mums mobilizuoti jėgas, nes vėlgi apie dezinformaciją reikia kalbėti kaip apie labai sudėtingą tokį reiškinį, kuris viena vertus turi turinį ir naratyvus, kuriuos galime fiksuoti. Jis turi tuos siuntėjus, visą tą blogųjų armiją su didžiausiamis užmačiomis, bet vėlgi yra technologijos, yra platformos, yra terpė, kurioje jį tarpsta ir sklinda. Tai Europos komisija tikrai yra užvedusi didelę tokią iniciatyvą, įvairias programas, teisinėmis priemonėmis, taip pat ir savireguliavimo priemonėmis pagelbėti, įtraukti globalias platformas į tokių sprendimų paieškas. Nesakau, kad labai greitai tie sprendimai bus atrasti, mes esame tikrai procese. Mūsų kultūros ministerija kaip vienas iš tokių labai stiprių iniciatorių ir šios idėjos palaikytojų, žodžiu, daro išties labai daug, taip pat ir kiti suinteresuoti, kitos ministerijos. Tai visa tai padeda tarsi tokį mozaikinį piešinį lipdyti. Bet aš sakyčiau, mes turime į dezinformaciją žiūrėti tokiam daug platesniam kontekste, nes Viktoras daugiau paminėjo dezinformaciją iš rytų, žodžiu, mums nedraugiškos valstybės, ta mūsų istorija nelemta, kuri užgrūdino tam tikrą prasme, išmokė, įnešė tam tikro skepticizmo ir tam tikrų įgūdžių, bet jie nepakankami šiam laikmečiui. Mes sakome, kad dezinformacija neapsiriboja geopolitiniais tikslais ir užmačiomis, bet ten veikia ir klimato kaita, ir covidas praėjęs, ir visokie kitokie kibernetiniai išpoliai, senėjančios, amžėjančios visuomenės, ekonominės krizės ir visa kita. Tai ko mes galų gale nežinome, mes nežinome, kaip mes, kaip vartotojai, išties reaguojame į dezinformaciją. Nepakanka pasakyti, kad mes, tarkime, darome apklausas ir žmonės pamini jauseną, kaip aš jaučiuosi ir aš atpažinčiau dezinformaciją.
Ir mes pamatome, kad beveik 2/3 žmonių Lietuvoje apklausose atsako, kad jie esą jaučiasi gerai, kad jie atpažintų. Bet šis, toks rezultatas, jis tarsi teikia mums nusiraminimą, tarsi rodo, kad žmonės pasitikė savo jėgomis ir tai yra gerai, tai yra geriau pasitikėti jėgomis, nei nepasitikėti. Bet daugiau nelabai ką mes žinom, ar žmonės turi įrankių ir įgūdžių, su jie realiai dirbti, ar jie imasi kažkokių aktyvių veiksmų ir ją stabdo. Tai šios informacijos mes nežinom. Mes nežinom, kaip mes į visą tai reaguojam kaip žmonės. Dėkoju. Vygintai, štai Auksė mini, kad mums trūksta tos informacijos, kaip žmonės ne tik kad priima, bet reaguoja, ką daro, kaip elgiasi, kur toliau, ar persiunčia tą dezinformaciją. Iš kitos pusės žinau, kad Kultūros ministerija yra užsakiusi palyginamąją studiją 2017-2021 metais apie tai, koks medijų raštingumo lygis egzistuoja šalyje. Kaip valstybėje jūs, Kultūros ministerija, visų pirma apibrėžėte tą medijų raštingumą ir kokius pagrindinius rezultatus iš šių dviejų tyrimų išskirtumėte? Kokia yra dinamika, koks pokytis vertinant medijų raštingumą mūsų šalyje? Kokį pažymį rašome? Iš tiesų, ačiū už klausimą. Pažymis, matyt, turėtų rašyti kiti, ne patys savo turėtumėm rašytis. Kalbant apie medijų ir informacinį raštingumą, tai iš tiesų pirmasis tyrimas buvo atliktas 2017 metais, bet matyt, kad dar svarbiau yra, kad šis tyrimas yra kartotinis, tai yra, jis yra sistemingai bus tęsiamas ir toliau. Tai dabar yra atlikti 2 17 ir 21 metais. Ir matyt, tai yra tokia galimybė ir ta informacija surinkta per abu tyrimus svarbi ne tik tai mokslininkams, ne tik tyrėjams, akademiniai bendruomeniai, bet taip pat ir sprendimų priėmėjams, formuojant visuomenės informavimo politiką, taip pat ir ją įgyvendinant. Tai kalbant apie medijų ir informacinį raštingumą, tai matyt, tas tyrimo objekto 3 tokios pagrindinės kryptis buvo visų pirma gebėjimas visuomenės naudotis žiniasklaidą, antroji klausimų ar sprendimų grupė tai kritinis mąstymas, tai kaip mes tą vertiname informaciją gaunamą, ar kritiškai, ar užduodam kažkokius savo klausimus ir stengiamės pagrįsti ir rasti atsakymą, ar tai yra tiesa ar netiesa. Ir komunikaciniai gebėjimai. Tai žvelgiant į 17 ir 21 metus ir tuos duomenis lyginant, tai iš ties, matyt, labiausiai nustebino žingsnis į priekį. Tai yra, jeigu buvo prognozuojama, kad 1 ar keliais procentiniais punktais tas indeksas paaugs, tai mes matome 10% augimą, tokį gana netikėtą, bet ir labai pagrindžiamą objektyviom aplinkybėm, tai yra COVID-u ir tuo lockdownu buvusiu, kuris paskatino iš tiesų domėtis, paskatino ieškoti informacijos, paskatino kritiškai ją vertinti. Grįžtant prie žiniasklaidos reikalų, tai iš ties įvyko tas prognozuotas pokytis, kuomet internetinė žiniasklaida savo svarbą aplenkė televiziją. Taip pat ir lyginant internetinius šaltinius, tai socialiniai tinklai beveik pasivijo portalus ir tą tokią mainstreaminę žiniasklaidą, kas irgi yra įdomus rodiklis, ypač žinant, kad ir didelės srautas žmonių ir vartotojų ateina per socialinius tinklus į tuos pagrindinius portalus. Taip pat galima būtų išskirti tai, kad visuomenė pradėjo kritiškiau vertinti gaunamą informaciją. Pradėjo pastebėti, kad skirtingose šaltiniuose skirtingai pateikiami faktai, interpretuojami tie faktai ir yra skirtumas. Taip pat buvo tirta ir Lietuvos žiniasklaidos visa ekosistema, tai nesvarbu nuo jos rūšies, bet pasitikėjimas žiniasklaidos priemonėmis visomis krito. Tai čia tokia ne itin maloni aplinkybė.
Dėkoju. Sergėjau, noriu kreiptis į Jūs. Pirmiausia, tai stebina tai, kad tik kiek daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų, rodo tyrimai, drąsiai pripažįsta, kad yra pajėgus atpažinti dezinformaciją. Per nepriklausomybės dešimtmečius mūsų šalies atsparumas korupcijai yra išaugęs. Noriu paklausti Jūsų, kaip ilgamečio Transparency International su korupcija kovojančios arba prieš korupciją nukreiptos organizacijos vadovo, kas labiausiai prisidėjo ugdant mūsų šalyje atsparumą korupcijai ir galbūt tie patys receptai galėtų būti pritaikomi ugdant atsparumą dezinformacijai? Taip, tai sveiki. Suprantu, kodėl užduodat būtent tokį klausimą ir galbūt visų pirma verta įprasminti mano buvimą čia, nes kolegos iš medijų pasaulio labai gražiai ir aiškiai papasakojo apie antipropagandą, tačiau ir mes, Transparency International, aš kaip žmogus, ekspertas, daug metų dirbu su žiniasklaidos skaidrumu, su raštingumo klausimais ir aš siūlyčiau vėlgi šiuo metu kalbėti ne apie korupciją, apie skaidrumą ir apie atskaitingumą ir apie tai, ko mes siekiame kaip pilietinės visuomenės organizacija, Transparency International, šiaip čia visi susirinkę. Tai tikriausiai norime, kad kuo daugiau Lietuvos gyventojų jaustųsi šalies šeimininkais, kritiškai mąstančiais, gebančiais įsitraukti į procesus ir kai kalbame apie antipropagandą arba propagandą ir suprantame, kad norime padidinti žmonių atsparumą, kai kalbame apie nacionalinį lygmenį, tikriausiai suvokiam, kad reikėtų turėti atspirties tašką. Tai jeigu žmogus kažką perskaito apie Lietuvą, apie Birštoną, tarkim, esame Birštone, tai perskaito apie Birštoną. Ir tai yra akivaizdinė tiesa. Kaip jam tai žinoti? Ir aš sakyčiau, kad jis turėtų atsispirti nuo savo patirties. Jis turėtų šiaip žinoti, kad tai yra netiesa. Ir aš irgi gan skeptiškai vertinu savireportavimo pagrindų teikiamus atsakymus, kai žmonių klausia, o tai jūs atpažįstumėt propagandą ar ne? Žmogus gali pasakyti taip, bet tai nereiškia, kad tai yra tiesa. Žmonės yra pernelik dažnai yra itin geros nuomonės apie save ir savo gebėjimus. Ir tai nepasitvirtina. Ir čia mes turime iššūkį, nes pagal Lietuvos korupcijos žemėlapį įvairius pilietinius tyrimus mes matome, kad nors Lietuvos pilietinė galia auga, pavyzdžiui, pagal pilietinės galios indeksą, per pastaruosius 15 metų mūsų visų pilietinė galia išaugo nuo stipraus trejeto, tai yra 35 balų, iki tokio silpno ketvirto, 41 balų. Kalbėjau su sociologais, kažkaip suprantam, kad tas pokytis yra reikšmingas, galime dėl to pasidžiaugti, bet tik 3% gyventojų teigia tiesiogiai dalyvavę kokiam nors šalies sprendime. Tai yra 1 iš 20, net 1 iš 30. Pusė Lietuvos gyventojų mano, kad šalį valdo stambus interesai. Ir jie nepasitikė politikais, jie nepasitikė viešuoju sektoriu. Ir aš manyčiau, kad čia yra didelis iššūkis, kai mes kalbame apie propagandą ir jos galimą poveikį, nes mes būtume žymiai labiau atsparus, jeigu galėtumėm pasikliauti savo teigiamą patirtimi. Ir aš manau, kad dabar jau pribrendome ir galim kalbėtis ir apie tai, kad taip reikia investuoti nemažai į raštingumą, bet tas raštingumas turi prasidėti, raštingumo ugdymas turi prasidėti nuo mokyklos suolo ir jis turi prasidėti nuo patirčių, nuo gyventojų įtraukimo į sprendimų priėmimą, į didesnį emocinį intelektą, tai yra gražesnį, empatiškesnį bendravimą su jais, kai kalbame apie savivaldybių atstovus, gydymo įstaigų žmonės, kurie galbūt daug kur sunkiai dirba, bet kartais neskiria tinkamo dėmesio paaiškinti, kas vyksta, negeba iškomunikuoti žinutės. Ir tie žmonės jaučiasi palikti likimo valiai. Ir tai yra dar didesnis iššūkis, kai žmonės tikrai užsiturbina ir pradeda domėtis gyvenimu šalyje, ateina į susitikimus, pradeda uždavinėti klausimus, bet tuo pat metu pastebi, kad savivaldybių atstovai jų nuomonę aiškiai atstovauja kokį nors verslą arba nenori spręsti kažkokių tai klausimų. Tai yra žaidimas su ugnimi. Galimas Molotovo kokteilis, nes kai tu suinvestuoji daug pinigų į raštingumą, į kritinį mąstymą, leidi žmonėms pajausti, kad jie gali uždavinėti klausimus, bet vėliau nesuteiki jiem erdvės pasireikšti,
tai gali būti kelias į dar didesnį nusivylimą. Būtent dėl to aš manyčiau, kad toks sudėtingas pokalbis ir reikėtų pradėti būtent nuo gerųjų pavyzdžių kūrimo. Tai teigiate, kad tas pilietiškumo ugdymas, bendrai pilietiškumo, tai įsitraukimo į valstybės reikalų sprendimą, atskaitingumo ugdymas, pokalbis, savanorystė, visa tai turėtų eiti kaip, ta kepurė bendrai vietoj specifinių medijų raštingumo kursų. Medijų raštingumas bus kaip šalutinis produktas to pilietiškumo. Taip, tai būtų teorija šalia praktikos. Taip, nes žmonės yra motyvuojami labai paprastų dalykų. Jiem turi šiek tiek apsimokėti. O apsimoka, kai tu sutvarkai savo kasdienę aplinką. Ne šiaip filosofuoja apie tai, kas vyksta Vilniuje arba Kaune. Bet kai tu gali sutvarkyti savo kiemą, kai tu gali sutvarkyti savo gatvę, kai tu gali užduoti klausimus savo žiniasklaidos priemonės atstovams, savo miestelį, tai yra tai, kas veža ir aš manau, kad tai reikia investuoti. Ir tai reikėtų pradėti daryti nuo mokyklos suolo, nes jaunimas yra žymiai labiau... Jaunimas yra optimistiškesnis ir aktyvesnis. Ir jie kažkurio metu praranda tą optimizmą, bet tol, kol nepraranda, juo verta naudotis ir tai gali būti nuostabus variklis suaugusiam. Ir iš tiesų galima pastebėti tendenciją, nes ir dabar Švietimo mokslo sporto ministerija yra paskelbusi, kad pilietiškumas, o medijų raštingumas yra jo dalis visoje kompetencijų aibėje, yra įtraukta į visus mokomuosius dalykus su naujaja ugdymo turinio reforma nuo šio rudens. Viktorai, jūsų nuomonė, ar tai yra teisinga prieiga? Ar turėtų būti kažkoks atskiras specialus medijų raštingumo kursas? Nes, žinot, kai kalbam apie viską, tai yra rizika, kad kalbėsim apie nieką. Ar turėtų būti fokusas ir dėmesys skiriamas informacijos atpažinimui, tikrinimui, tam tikrų žinučių parodymui, kurios yra melagingos, tam, kad jaunuoliai suprastų dar mokyklos suole, į ką atkreipti dėmesį? Ar mes galim tiesiog bendrai kalbėti apie pilietiškumą ir tikėtis, kad eigoje moksleiviai taps kritiški ir medijoms? Aš sakyčiau, tas sprendimas, kuris priimtas, aš jį vertinčiau taip, kad geriau taip negu nieko nedaryt, geriau negu nieko. Bet mano požiūrį iš tikrųjų turėtų būti atskiras kursas. Vėlgi gali būti klausimas, ar tai turi būti labai siauras medijų raštingumo kursas ir ką mes suvokėme kaip medijų raštingumas. Mes šioje diskusijoje iš karto kažkaip tai tas akcentas buvo ant, sakykime, dezinformacijos propagandos, taip, čia yra labai svarbus aspektas, bet aš sakyčiau, kad medijų raštingumas, ko gero, turėtų būti suvokiamas plačiau ir kaip informacinis raštingumas ir kaip, tarkime, elgesio socialinėje medijoje, kažkokios tai taisyklės, socialinių medijų etika, mano požiūriu, čia labai svarbus klausimas, nes dalis mūsų gyvenimo, ko gero, daugumos Lietuvos gyventojų vienaip arba kitaip vyksta ir socialinėje medijoje. Tai aš pasisakyčiau už tokį, ko gero, atskirą kursą. Kita vertus, aš suprantu ir tam tikras problemas. Tarkime, Lietuvoje mes kalbame, kad trūksta mokytojų, ar ne? Trūksta pagrindinių jau egzistuojančių kursų visos švietimo programos mokytojų. Čia mes kalbame apie naują kursą. Kad įvesti naują kursą reikia turėti vėlgi tam tikrą kritinį skaičių mokytojų. Jeigu mes pradėsime rengti nuo rugsėjo, tai mes turėsime geriausiu atveju po 4 metų. Ir tai klausimas, ar visi, kas ten, tarkime, įstos pasimokys, ar visi eis dirbti į mokyklas. Ir tada mes gauname tokią problemą, kad kažką tai reikia daryti, lyg tai galbūt netgi politinė valia yra, mes suprantame, reikia daryti, po to žiūrim į resursus, sakom, resursų nėra. Jeigu dabar pradėsim, tai po 4 metų galbūt, o galbūt ir vėliau, tai kažką tai darom. Ir šiek tiek dėja užburtas ratas, mano požiūrį. Aukse, noriu kreiptis į Jūs, pacituodama Jūsų centro Digires ataskaitos ištrauką.
teigiate, kad skaitmeninių medijų bei informacinio raštingumo kompetencijos neturi būti vertinamos tik kaip minkštosios galios atributai. Tai yra tik kaip kai kurių entuziastų, pavyzdžiui, mokytojų ir nevyriausybinio organizacijų iniciatyvų rekomendacinės gairės individualiems mokymams. Reikia visapusiško požiūrio, orientuoto į informuotą ir išsilavinusi pilietiškumą. Reikia politinės valios, kad būtų pateiktos strategijos, kurios būtų daug labiau strategiškai orientuotos į ryžtingą įtraukti, o ne į rekomendacinį dalyvavimą. Auksė, ar tai reiškia, kad matote, iki šiol bent jau matėte sporadišką, nesustiguotą, nesuderinta, nes be strategijos valstybės veikimą, ugdant medijų raštingumą? Nedrįščiau taip tiesiogiai teikti. Bandyčiau sakyti, kad bendradarbiavimo gali būti daugiau. Jis yra, galbūt jis nėra kažkaip institucionalizuotas, žodžiu, kad tai būtų labai aiškiai sudėliota į kažkokį, tokį labai aišku ir tikslingą veiksmų planą, kuriame būtų, įsipareigoję institucijos, kažkokie tai veikėjai įvardinti kaip galbūt kažkurio etapo lyderiai ar panašiai. Kad šitą tokį dalyką padaryti, čia yra nemenkas uždavinys. Kai kurios valstybės turi medijų ir informacinio raštingumo pilnas strategijas, tokias kaip veiksmų planus ir panašius dalykus. Tai šiaurės šalis, ypatingai Suomija, čia turi gilią patirtį. Tai nėra vieno kažkurio tai veikėjo, turiu minty institucijos darbas, tai yra tokie sutelktiniai projektai. Yra taipogi pavyzdžių tose valstybėse, kurios yra sėkmingos medijų raštingumo srityje ir man visuomet šalia Suomijos labai gražus atspindys būna Airija, kuri visuomet, į kokius be pažiūrėsime ar Eurobarometro, ar Eurostat tyrimus, kuriuose vertinami skaitmeniniai įgūdžiai, medijų raštingumas, atsispyrimas propagandai, savęs įsivertinimas. Airija visą laiką su Suomija beveik dalinasi pozicijomis. Ten aiškios medijų politikos strategijos nėra. Tai mes galime sakyti, žvelgdami, matydami platų žemėlapį, kad sprendimų gali būti įvairių. Ir aš sakyčiau, čia yra toks, konteksto apsisprendimas. Suomija yra labai bendradarbiaujanti tauta. Jie, netgi antropologai yra įvardinta, kad ši valstybė pasižymė tokia dalinimosi kultūra. Žodžiu, netgi ir Manuel Castells, komunikacijos medijų teoretikas, labai ankstyvaisiais 90-aisiais metais su vienu suomių profesoriumi parašė tokią akademinę antropologinę studiją, sakydami, kad tuomet mesgėsi tie visokie virusiniai programėlių dalykai ir panašus, tai tarsi toks negeras dalykas. Bet šita hakerių kultūra užgimė Suomijoje ir dalinimasis tą programėlę, kad aš ją sukūriau kaip virusiuką, ne patį kenksmingiausią, bet aš ją atiduodu ir dalinuosi ir jis toliau gyvena savo gyvenimą. Man negaila to padaryti. Tai sakykime, kad Suomija yra tokia sėkminga tose projektuose, lemia ši dalinimosi kultūra ir mes tą labai akivaizdžiai matome irgi įvairiuose visuomenės nuomonės ir tokių vertybių įvertinimuose. Suomiai yra kuklus. Jie pripažįsta, kad kuklumas yra didelė vertybė. Pažinti kitą, jam padėti yra didelė tautoje vertybėje. Tuo tarpu Lietuvoje čia pats naujausias Europos socialinis tyrimas parodė, kad tose vertybių skalėse mes esame arčiau to vienetuko, nei kad daugiau nei 5 ar 6 balai 10 balų sistemoje vertinant. Tai čia lygiai tą patį, ką pasakė Sergejus, pasitikėjimo kultūra yra itin menka, ypatingai menka ir aš sakyčiau, kad medijų raštingumas nepavyks, jeigu pasitikėjimo nėra. Kad ir kaip mes stiprinsime žiniasklaidą, kad ir kaip mes investuosime į puikias sąlygas dirbti faktų tikrintojams, nes dabar jie dirba, dažnai iš tokių projektinių lėšų ir jie atlieka išties labai sudėtingą darbą, labai imlų, labai, tokį iššaukiantį pasipriešinimą. Jie sulaukia ypač moteris, faktų tikrintojas, žurnalistas, didelės neapykantos bangas, įvairiausių blogybių ir apie tai pasaulyje mes kalbame. Žurnalistai dabar yra tame, priešakinėse linijose ir tame taikinyje.
Bet jeigu visuomenė nėra pasitikėjimo, jeigu mes nepasitikėsime tais žurnalistais, tai kokia prasmė tokio faktų tikrinimo? Arba jeigu mes nepasitikėsime apskritai medijų raštingumo ugdytojais, arba jeigu jie veiks tik tai kaip mažos nevyriausybinės organizacijos, kurios veikia nuo projekto iki projekto, ir jeigu mes neįsivertinsime visko ir neskirsime laiko apie tai kalbėti, tai neturėsime greito ir gero ir tikslingo proveržio, sakyčiau apie tai. Taip, Viktorai, pakomentuosi. Aš labai trumpai papildysiu ir kaip žmogus, kurį labai dažnai kviečia pravesti vienu ar kitų medijų raštingumo mokymų, aš žinau, kad iš esmės Lietuvoje pagrinde to užsijima nevyriausybinės organizacijos. Ir viena vertus tai neblogai. Smagu, kad yra organizacijos, kurios užsijima, bet aš matau kitą dalyką. Jeigu regione, tarkime, yra stipri nevyriausybinė organizacija, kuri to užsijima, tai ten kažkas tai ir vyksta. Bet jeigu kitame Lietuvos regione tokios organizacijos nėra, arba jį nelaimėjo projekto, kaip dažniausiai būna, iš tikrųjų projektinis finansavimas dažniausiai grindžiamas tas medijų raštingumas projektiniu finansavimu, tai ten galbūt ir nieko ir nevyksta. Tai iš tikrųjų aš pritarčiau, kad yra tų problemų su tokiu strateginiu mąstymu ir apimant visą valstybę. Dėkoju ir turime atstovą iš tos visos valstybės, vyriausybės. Vygintai, kaip jūs apibūdintumėte, kas šios vyriausybės yra daroma, stiprinant medijų raštingumą arba bent jau ugdant atsparumą? Skambėjo pavyzdžiai gerųjų praktikų, gerų valstybių, iš kurių galėtumėm imti pavyzdį. Taip pat keletas tokių komentarų dėl strategijos ir vizijos stokos. Kodėl taip yra, o gal mes kažko nežinome? Kalbant apie informacinį karą, kurį mes jau čia tikrai seniai kariaujame, tai matyti sprendimų grupės pagrindinės dvi yra. Tai visų pirma, aišku, objektyviai vykstant karui neatidėliotini veiksmai, tai yra apribojimas priešininkų veiksmų, tai yra ribojant kanalus, propagandą, dezinformaciją ir čia Lietuva iš tiesų jau buvo namų darbų savo didžiąją dalim padariusi iki vasario 24-22 metų. Didelė dalis Rusijos propagandos žiniasklaidos priemonių buvo apribotos Lietuvoje ir čia Lietuva ėmėsi tokios lyderystės kitose formatuose, tai yra ES kontekste. Tai tikrai tas susitelkimas ES ir gana netikėtai ryžtingi sprendimai irgi buvo Lietuvos vykdomos politikos išdava, kuomet tikrai tiek pagrindiniuose formatuose, tiek visų susitikimų paraštėse su didžiulė pagalba ir Europos komisijos narių kaip Jurovos, taip pat ir Uršulos von der Leyen lyderystė, tie sprendimai labai greitai ir lyginant su ankstesniais sprendimais drastiški buvo priimti. Tai iš tiesų tas sureagavimas buvo pakankamai greitas. Aišku, ribojimai, draudimai nėra vienintelis būdas doroti su informaciniam grėsmėm, bet irgi yra būtinas ir tas supratimas, džiugu, kad atėjo ne tik tai į pafrontės valstybės, bet ir į visą Europos Sąjungą. Taip pat antra medalio pusė arba antra sprendimų grupė, kuri yra netgi ir svarbesnė daugeliu atveju arba bent jau liekamiai reiškiniai eina gerokai toliau, tai yra tos objektyvios informacijos prieinamumo didinimas ir įgalinimas tikrosios žurnalistikos, tikrų žinių ir žiniasklaidos priemonių. Tai čia irgi tų darbų tiek europiniam kontekste, tiek Lietuvos kontekste yra ir padaryta, ir dar bus daug padaryta. Kalbant apie europinį kontekstą, mes turime didžiulį dokumentą, kuris virs reglamentu ES, tai Media Freedom Act, tai yra žiniasklaidos laisvės aktas, kuris iš tiesų nustatys žiniasklaidos ir didžiųjų interneto kompanijų
santykius tam tikrą prasme. Institucija bus sukurta, kuri bendrai ES kontekste ta taryba galės spręsti ir propagandos klausimus. Na, o grįžtant čia į mūsų namus, tai iš tiesų, na, irgi tų netidėliotinų sprendimų padaryta, tai tautinių mažumų žiniasklaidos kalbomis papildomas finansavimas buvo skirtas 500 000, bet matyt pats pagrindinis darbas, kuris atneš, na, daugiausiai naudos ir netolimoje ateityje, tai yra, na, medijų rėmimo visos tvarkos peržiūra ir visos sistemos peržiūra, kuriant naują medijų rėmimo fondą, kuris iš tiesų mes tikime ir tikimės, kad, na, ne tik tai dalins pinigus, ne tik rems žiniasklaidą, bet ir, na, galės padėti formuoti politiką medijų srityje, žiniasklaidos srityje ir taps autoritetinga institucija inicijuojanti panašius tyrimus, prižiūrinti visą lauką ir atliekanti tam tikrus tyrimus. Dėkoju. Sergejau, noriu grįžti prie tos pokalbio dalies, kuomet kalbėjome apie tai, jog yra tam tikrų grupių, kurios puikiai jaučiasi gebėdamos identifikuoti dezinformaciją, teigia, kad taip, mes turime gebėjimus, turime žinias, tačiau iš tikrųjų pasižiūrėjus į realybę nebūtinai taip yra. Vėlgi noriu brėžti paralelę su skaidrumo ugdymu. Ar jums dar dirbant Transparency International būdavo taip, kad, na, identifikuojate, kad yra tam tikra grupė, kurios jau nebepakeisime, su kuria mes dirbsim, nedirbsim, situacija nesikeis. Ir galbūt tada palikime ją savo, palikime ją ramybėje, dirbkime su tais, kuriuos dar galime pakeisti. Galbūt mums reikėtų taip pat dirbti ir auginant medijų raštingumą, palikti tas grupės, ar jas kaip tik įtraukti, ką daryti su tom pažeidžiamiausiom dažnai grupėm. Tai, Ona Marija, aš provokaciją atsakysiu provokaciją, jums leidus. Tai Žinoma. sutarėm per pirmąją, reiškia, mūsų ratą, kad gerieji pavyzdžiai veikia ir iš tikrųjų juos verta investuoti, leisti žmonėms patirti tam tikrus dalykus. Antra, aš norėčiau pakalbėti apie grupę, kurios mes ne tai, kad nepastebim, bet kuri yra itin galinga ir mes dažnai diskutuojame apie kitą medalio pusę. Vietoj to, kad skirti šiek tiek dėmesio pačiai žiniasklaidai ir medijom. Aš manau, kad dabar galime šnektelti labai trumpai, jums leidus, apie viešinimo lėšas ir apie valstybės turimus įrankius, kaip paskatinti mūsų žiniasklaidos atstovus, medijų atstovus, veikti šiek tiek atskaitingiau, tvariau ir taip pat investuoti į tą pasitikėjimo kultūrą, apie kurią kalbėjome. Nes tikriausiai sutiktumėm, kad, na, dažnai mums kyla klausimų, o tai ką mes skaitom? Ar nėra taip, kad čia yra koks nors užsakytas straipsnis, ar čia tikrai nėra subjektyvų? Ir tai yra visiškai normalu. Tai reiškia, kad mes kritiškai vertiname žiniasklaidą, norime suprasti daugiau, pamenu dar su Romu Sakadolskiu amžinatilsį, daug investavome į įvairiausių vadovėlių, reiškia, mokymų formatus, tam, kad žmonės tiesiog eitų, skaitytų daugiau negu vieną šaltinį ir gebėtų užduoti tuos visus turimus klausimus savo, kitiem ir tokiu būdu suprasti, kas yra tiesa. Šiuo metu, man atrodo, jeigu mes kalbame apie viešinimo lėšas, tai yra keliasdešimt milijonų kasmet. Tie pinigai kartais atitenka su politiniam partijom susijusiom žiniasklaidom priemonėm, kartais ne, dažniausiai ne. Mes turime dabar tuos duomenis tirna.info, tai jau nebe tabu, kaip prieš 10 metų, galime apie tai diskutuoti ir mano akim, kad viešinimo lėšos yra nuostabi priemonė padėti mūsų žiniasklaidos atstovom veikti dar tvariau arba papasakoti mums visiems, kaip jie susitvarko su etikos iššūkiais, su atskaitingumu. Ir pavyzdžiui, aš matyčiau, nežinau, kaip kolegos tai sureaguotų, kad, tarkim, jeigu žiniasklaidos priemonė gauna daugiau negu 10 arba 20 tūkstančių eurų iš valstybės, ji privalo mus įtikinti arba šiek tiek profilaktiškai investuoti į pokalbį su mumis ir pasakyti, ar jie turi kokį nors Elgesio arba etikos kodeksą. Galbūt įsipareigoti metų pabaigoje pateikti finansų ataskaitą. Leisti skaitytojams šiek tiek pasidomėti ir suprasti, o tai ką jie skaito, ką jie čia daro. Tai nieko nekainuotų, jeigu tai turi, tai kainuotų šiek tiek, jeigu nieko neturi, bet sutikite, kad jeigu kalbame apie pinigus, kurie ateina iš valstybės ir tai yra
50, 100 tūkstančių eurų. Tai yra pinigai, kurie skirti tinkamai papasakoti apie tai, ką valstybė nuveikia piliečių labui. Mes galime tikėtis tam tikros kokybės ir jeigu šitos kokybės šiuo metu dažnai nematom, nes nuolat girdime apie vietos žiniasklaidos iššūkius, nacionalinės žiniasklaidos tam tikras problemas, tai galbūt verta padėti mūsų kolegom prisimti dar daugiau atsakomybės ir padėti mums kurti tą pasitikėjimo kultūrą, kurios mes šiuo metu stokojame. Čia tiesiog idėja. Truputėlį trumpai Taip, sureaguosiu, tai iš tiesų labai pritariu, ką kolega pasakė. Ir čia matyti svarbu pastebėti ir pasakyti, kad pirmieji žingsniai jau yra daromi ir padaryti. Tai iš tiesų startavo šiais metais visuomenės informavimo rengėjų ir skleidėjų informacinė sistema, kuri valstybei ir kiekvienam piliečiui ir visom pilietiniam organizacijom atsakys į klausimą, kiek viešųjų pinigų, kokioje žiniasklaidos priemonėje nusėdo, ar atsirado, ar buvo investuoti, ar pateko. Tai matyt būtų pats pirmas žingsnis galintis padėti kelti klausimus toliau. Taip pat toje informacinėje sistemoje bus atsakymai, kas valdo tą žiniasklaidos priemonę, kokie akcininkai, jų ryšiai, gautų pinigų viešųjų skaičius. Tai aš manau, kad tikrai tas impulsas jisai turėtų savaime atsitikti gavus pirmųjų metų rezultatus, nes tikėtina, kad tų klausimų visuomeniai kils ir aš labai viliuosi, kad taip atsitiks. Dėkoju. Žinoma, žiniasklaidos skaidrumas neabejotinai prisidės prie pasitikėjimo kultūros kūrimo mūsų šalyje. Sergejus mano provokacijai nepasidavė. Viktorai, išbandysiu su jumis. Ar yra visuomeniai, ar išskirtumėt visuomenėje, grįžtant prie dezinformacijos, grupės, kurios yra labiau pažeidžiamos dezinformacijos arba informacinėms atakoms? Ar turėtumėm dirbti išskirtinai su jomis, ar turėtumėm susitaikyti, kad yra nepakeičiamų? Iš tikrųjų toks provokuojantis klausimas. Žurnalistai labai dažnai jį užduoda, aš šito klausimo labai nemėgstu. Žiauriai, nes... Aukste liksite jūs tik tai. Nes atsakant jį vienaip arba kitaip tenka kalbėti tam tikrais stereotipais, aš sakyčiau. Lietuvoje mes turime tos esminius stereotipus, kas pirmiausiai bus įvardintas kaip pažeidžiamiausia grupė, visada sakoma tautinių mažumų atstovai. Kodėl? Nes rusų kalba, propaganda rusų kalba, aš irgi tautinių mažumų atstovas. Mano vardas pavardė nėra lietuviškai. Aš sėdžiu čia ir kaip ekspertas kalbu apie tos iššūkius. Tai iš tikrųjų didelis klausimas, kiek kalbos veiksnys, ar jis lemia tą dalyką. Po to yra, sakykime, yra tam tikri požymiai. Žmonės, kurie palaiko tam tikras radikalias ideologijas. Dažniausiai jie atranda toje propagandoje, dezinformacijoje tam tikrus naratyvus, kurie jiems patinka. Tarkime, tas pats Kremlius kalba apie tai, kad, kaip jie formuluoja, uždrausta ten homoseksualių santykių propaganda ir kraštutiniai dešinieji sako, teisingai, taip ir reikia, taip kaip Putinas jis pasakė ir uždraudė. Po to žmonės iš esmės, kurie yra socialiai pažeidžiami. Nes jeigu žmogus jis nepatenkintas savo valstybė, jis nepatenkintas to, kaip valstybė veikia, tai propagandos naratyvai labai, jie tada rezonuoja. Jam sako, žinok, ten Lietuva yra fail state, nevykusi valstybė. Ir jis sako, taip aiškina, kodėl aš gyvenu prastai, nes valstybė manim nepasirūpino ir panašiai. Tai aš sakyčiau, galbūt netgi, vėlgi, tai ką aš pasakysiu, tai susijęs su to, ką ir Sergejus kalbėjo, ir kiti diskusijos dalyviai. Aš ko gero neišskirčiau kažkokiu tai atskirų grupę. Aš manau, kad reikia dirbti su visais, kaip keistai ar kažkaip tai patetiškai benuskambėtų, bet iš tikrųjų, jeigu mes turėsime gerovės valstybę, tai yra automatinis visuomenės atsparumas. Propagandai taps didesnis ir vėlgi, aš manau, labai svarbu irgi
nebandyti kažkaip tai dirbtinai išskirinėti tas grupės, nes vėlgi, kai mes sakome, tautinės mažumos yra, nežinau, labiausiai ten pažeidžiamos, tai mes juos išstumėm iš visuomenės. Mes sakome, va yra visuomenė, kuri iš esmės yra atspari, va yra jie. Kažkokie tai jie, su kuriais reikia ten specialiai dirbti. Jeigu visi Lietuvos gyventojai jausis Lietuvos piliečiais, sąmoningais Lietuvos piliečiais, mes iš esmės labai padidinsim savo atsparumą propagandai. Papildysit? Papildyti? Galbūt nepapildysiu, galbūt tiesiog pratęsiu tą mintį, ką Sergejus pasakė. Aš irgi palaikyčiau tą mintį, kad, išskrinėti kažką taip dirbtinai, iš ties reikia dirbti su visais, bet čia toks pavyzdys man galvoje sukasi. Irgi šio mano minėto Europos socialinio tyrimo, nes vis tiek mokslininkai ieško duomenų, bando dirbti su tokiais klausimais, siekdami atsakyti, kas mes tokie esame ir jeigu yra kažkokių jautrumų, yra kažkokių galimybių, kad žmonės gali būti išnaudojami, pasitelkiant informaciją, kad jų gyvenimais gali būti manipuliuojama ir žinoma siekiant labai kenksmingų tikslų. Tai demokratinė valstybė turi pasirūpinti tais piliečiais. Tai iš to Europos socialinio tyrimo Lietuvoje mes matome situaciją. Buvo ten toks klausimas. Ilgas, sudėtingas klausimynas, arti 500 klausimų. Ir buvo vienas klausimas susijęs su po covidinę konspiracijos teoriją. Bandysiu dabar jį greitai atkurti iš atminties. Ar yra žmonių, mokslininkų grupės, kurios specialiai siekia manipuliuoti tikrovę tam, kad pakenkti žmonėms. Žodžiu, ta konspiracinė teorija, kuri sklandė COVID pandemijos metu. Ir Lietuvoje rezultatas apytikriai toks, man regis, neigia, kad konspiracija tokia yra arti 50%, 47 berods, palaiko arba labai stipriai palaiko irgi kažkur apie 20 ir apie 30 procentų, yra tokia pilkoji zona. Nei taip, nei taip. Kas yra tie žmonės, kurie būtų skirtingose kraštutinumuose. Ir pasirodo, mes matome vėlgi per tuos didelius sociologinius tyrimus, kad kraštutiniai žmonės, jiems labai svarbu priimti sprendimus patiems. Jie yra labai turintis tokį stiprų saviefektyvumą. Reiškia, priimti sprendimą patiems. Nesvarbu, ar aš esu, pavyzdžiui, itin remianti mokslą ir mokslininkus, ir kitame tos skalės gale yra žmonės, kurie palaiko, priešingai mąstančiuosius, bet šiems žmonėms svarbu priimti sprendimą patiems. Priešingose galuose vėlgi mes matome pasitikėjimo skirtybės. Žmonės nepasitikė vieni kitais. Ir dar kas mums pasirodė įdomu ir iš ties čia yra akmenėlis į daržą visiems, sakysime, tokiems sprendimų priėmėjams, taip pat ir mokslininkams, ir akademikams, ir universitetų dėstytojams, ir žurnalistams, kad tie žmonės, kurie netiki konspiracijos teoriją, kurie yra geriau išsilavinę, dažniausiai gyvena kažkur didmiesčiuose, daug naudoja interneto, pasižymi tokiais gerais skaitmeninio raštingumo įgūdžiais, jie yra, tokie savo artimo rato lojalistai. Reiškia, jiems yra svarbus artimas ratas. Ir man šitas rezultatas tiesiog taip skimptelėjo. Aš manyčiau, jeigu yra tokia vertybė, kuri labai stipriai koreliavo, ji nėra sugalvota, reiškia, yra tokia vertybė, kurioje mes, mėgstame tą savo artimą ratą. Aš manyčiau, kad proveržis galėtų būti čia, jeigu mes sakytume, kad visi mes turime demokratizuotis. Žiniasklaidos žurnalistai patys iš savęs, jie turi tapti demokratiškesni, eiti, nešti kokią nors, sakysime, pamoką į regioną, patys organizuoti mokymus ar kažkokius panašius dalykus. Mes patys kaip mokslininkai tą darome metai 2-3, ne taip seniai, intensyviau karo fone, bet čia aš sakyčiau, mums patiems reikia plėsti įvairesnių žmonių ratą, su kuriais mes tarpusavyje bendraujame. Mes pernelyg turime minty tie, kurie nepalaiko konspiracijos teorijos, kurie save įsivertina kaip turintis aukštesnį išsilavinimą, pavyzdžiui, ten netgi metais parodoma, šie žmonės mokėsi vidutiniškai 14 metų.
žodžiu, įvardina, reiškia, aukštasis mokslas tęsiasi ne vien tik tai galbūt keli aukštieji, galbūt yra doktorantūros studijos, papildomi mokymosi etapai ir panašus dalykai. Tai įtrauktis būtų mano toks raktinis žodis, kuriam aš skiriu daugiau dėmesio. Dirbti su visais, neišskirti mažiau ar daugiau pažeidžiamų, taikyti vienodą, vieningą medijų raštingumo programą ir nesitikėt, kad medijų raštingumas ateis savaime. Medijų raštingumui kreipti dėmesį, pasakoti apie informacinės atakas, apie netikras naujienas ir ugdyti. Taip? Tokius receptus girdžiu šiandien čia diskusijoje. Noriu pasiteirauti, galbūt būtų klausimų auditorijoje. Taip, gal galima mikrofoną. Aš truputėlį praklausiau pirmas 5 minutės, bet susidarau tokį vaizdą, kad jūs susiaurinote klausimą šiek tiek iki propagandos, ne tiek iki medijų raštingumo, tai aš savo kelius teiginius irgi pabandysiu pritemti iki labiau apie apgaulės internete. Tai, kaip čia dabar, pirmas dalykas, kaip apgauti žmonės. Aš asmeniškai žinau dabar vyraujančius 2 būdus. Vienas iš būdų tai kreiptis į žmogų asmeniškai ir perteikiant jo asmeninę informaciją. Pavyzdžiui, tavo vaikas eina į tokią mokyklą, jis papuolė į avariją, aš žinau jo vardą, gavėjas informacijos apsigaus. Kitas dalykas, išgirsti informaciją iš žinomų žmonių. Dabar buvo paminėtas progresas. Tai kalbant apie medijų raštingumo progresą, ko aš nematau progreso valstybinėme sektoriuje. Todėl, kad valstybinėme sektoriuje, pavyzdžiui, Vilniaus savivaldybėje, nutekėjo CTV duomenų bazė, daugiau negu pusė darbuotojų naudoja kaip slaptažodį savo vardą. Daugiau negu pusė darbuotojų, kurie turi CTV akauntą. Iš visų akauntų tai yra mažiau negu 3%, kurie naudoja kaip savo vardą. Padengiame šitą žinomas žmogus iš savivaldybės, ta prasme, nemoka naudotis technologijom, mano, kad tai gera idėja, kažkas jo vardus skleidžia žinutę, paskleidėm žinutę. Platesnių mastų arba individualiai. Antras pointas dėl, ką aš ten minėjau, apskritai dėl asmens duomenų padėjimo į medijas ir taip toliau. Tai prasme, neužtenka Facebook'e pasiskreipinti individą, kad būtų galima jam labai asmeniškai, individualiai parduoti bet ką ir apsimesti žmogumi, kuris žino apie jį detalės. Viešajame Lietuvoje mes labai menkai kalbame apie privacy ir pasitikime ne žmoginėmis, o avatarais. Galbūt reikėtų pasitikėti žmonėmis, bet mes kažkaip dar neturime to įpročio atskirti šitos 2 dalykus. Ir kitas dalykas, ne tik privacy, bet mes labai menkai kalbame apie minėtus dalykus, kas vėlgi leidžia meluoti tiek svetimų vardu, tiek meluoti žmonėm, kreipiantis juos individualiai, pateikiant asmeninę informaciją kaip asmens kodą ir vaikus ir ką tik tai norit. Ačiū. Dėkojame. Ar tai replika, ar norėtumėt užduoti klausimą? Ką daryti? Galbūt truputėlį reaguojant į tai, kas buvo pasakyta, tai iš tiesų, kalbant apie medijų raštingumą ir kalbant ir apie propagandą, dezinformaciją, tai mes vis tik tai, supraskim, šiandien labai daug kalbėjome apie pasitikėjimą ir to pasitikėjimo nereikėtų maišyti su patiklumu. Tai kaip padaryti, kad to patiklumo būtų mažiau, man atrodo, čia yra toks kertinis klausimas. Ir jeigu mes kiekvieną dieną skaitydami antraštės, jas skaitytumėm taip, kaip mes skaitydavom kažkada, dabar jau to nebėra fenomeno, kaip balandžio 1 dieną, tai matyt, tikrai į pasaulį žvelgtumėm su tam tikru atsargumu, su tam tikru distancija ir gerai įvertintumėm, ar tai gali būti tiesa, ar tai nėra tiesa, arba kas galbūt šiame straipsnėje šito informacijoje gali kelti klausimų ir kur čia tas yra šaltinis. Tai patiklumo mažinimas tikrai yra vienas iš dėmesio fokusų medijų raštingume. Dėkui, bet Vygintai, ar mes tada nekalbame apie šiek tiek priešingas trajektorijas? Jeigu esu medijomis raštingas, informaciją tikrinu, o jeigu pasitikiu ir noriu ugdyti pasitikėjimą, tai informacijos tada netikrinu, pasitikiu.
Tai skirtingose, matyt, srityse ir skirtingose valstybėse truputėlį yra kitaip, todėl aš truputėlį kartais irgi, ką Sergejus minėjo, kad senosiuose demokratijose, kur yra stiprus pasitikėjimas valstybė, tradicijomis, dėja, bet patiklumo nėra mažiau. Ir to naivumo tokio švento, jo galbūt kaip tik yra daugiau ir iš tiesų, kalbant apie bent jau propagandą ir dezinformaciją karo kontekste ir iš rytų mūsų pusės, tai Lietuva dėl istorijos, geopolitikos turi šiokį tokį imunitetą. Viktorai. Aš galbūt irgi sureaguodamas į tą repliką pasakyčiau, kad aš pritariu, kad į medijų raštingumą mes turime žiūrėti plačiau. Taip, šios dienos diskusijoje mes labiau kalbėjome apie dezinformaciją, bet aš kaip ir minėjau, medijų raštingumas tai yra bendrai, kokį slaptažodį, ar ne, koks slaptažodis yra patikimas. Kas yra etiška socialinėje medijoje ir kas yra neetiška, kaip tu pats turi ten elgtis. Tai manau, kad iš tikrųjų mes turėtumėm kalbėti apie tokį platesnį sampratą. Taip, Sergejau, pridursi. Taip, aš suprantu, kad Lija ir dabar yra pats metas rezumuoti. Tai mano trigraščius būtų... Taip, medijų raštingumas man yra apie... Tai yra apie gebėjimą atskirti tiesą nuo netiesos. Tai jeigu aš esu raštingas ir aš suprantu, kaip man apdoroti informaciją, žinias, tai reiškia, aš kritiškai mąstau. Ir man atrodo, kad mes turime irgi savikritiškai įsivertinti, ar mes patogiai jaučiamės su mūsų antipropagandiniam investicijom, jeigu kalbėtumėm apie antipropagandą, arba šiaip su investicijom į medijų raštingumą, kai kalbame apie kritiškai mąstančius piliečius. Nes kritiškai mąstantis pilietis gali ne vien, aš manau, atpažinti, kas yra propaganda, tai yra trečiųjų mums priešiškai nusiteikusių šalių skleidžiamos melagienos, bet ir kur valdžia meluoja, arba kur pasako netiesą. Ir klausimas, o tai ar mes esam pasiruošę atsakyti tuos klausimus? Nes šiaip tai turėtume būti pasiruošę. Ir aš džiaugiuosi, kad dabar čia diskutuojame apie tai, kad galbūt reikėtų į tai investuoti labiau, nes iš tiesų per pastaruosius keletą metų man irgi kartais susidarydavo įspūdis, kad yra antipropagandistų bendruomenė, yra kolegos, kurie investuoja į medijų raštingumą ir tai yra tiek. Mes tiesiog investuojame į tai. Bet aišku, dabar visiems aišku, kad tai yra platesnė tema ir tai yra ir kultūros ministerijos, ir švietimo ministerijos pokalbis su nevyriausybinėm organizacijom, su ekspertais, su plačiaja visuomenė, juk ir valdžia, ir viešosios institucijos, valstybės sektorius turi keistis. Nes jeigu jis nesikeis ir nesugebės atliepti žmonių užklausos, žmonės bus nelaimingi. Tai taip, jie bus kritiškai mąstantis, bet tai ką, jie norės toliau emigruoti, kažkaip rinks kitą valdžią, ką jie darys, ar mes suprantame. Tai aš džiaugiuosi, paminėsiu dar sykį, kad pilietinės galios indeksas keičiasi, Lietuvos pilietinė galia auga. Aš manau, kad valdžios atstovai tai privalės įsiklausyti, tikiuosi, kad jau įsiklauso, nes reiškia, kad užklausa sudėtingėja. Ir su žmonėm reikėtų bendrauti šiek tiek kitais būdais, kurti tuos geruosius pavyzdžius, leisti jiem pamatyti realybei, kaip viskas keičiasi, nes jie jau nebeperka pigių viešų pranešimų, žinučių laikraščiuose arba socialinėse medijose, nes jau geba įsiskaityti. Tai kažkaip labai norėčiau, kad tai keistusi ir taip laukiu pagaliau Virsio pirmo viešo debiuto su skaičiais, nes laukiam kiek? 10 metų? Taip, tai tikiuosi, kad kiti pokyčiai ateis greičiau. Prisiminsime šią dieną ir šią sceną kaip tą laiką, kai buvo prisimti įsipareigojimai ir duoti pažadai. Ar būtų dar 1-2 klausimai auditorijoje? Taip, prašom. Sveiki, ačiū labai už įdomius pastebėjimus, labai artima ir labai svarbi tema.
Tik aš turiu tokį vieną klausimą, nes medijų raštingumui labai svarbi yra edukacija ir komunikacija. Ir ar čia nėra tokios grėsmės, sakykime, kai mes bandom ant vieno kurpalio užmauti visą visuomenę ir vienu komunikaciniu būdu ar edukaciniu būdu įtikti visiems. Čia gal labiau per pandemijos laikotarpį pastebėjau. Ir čia, kaip buvo paminėta mintis apie įtraukiamumą įvairiausių grupių, ar mes jų neatskirdami ir nežinodami įvairių nuansų, tai yra duomenų apie juos, kažkaip neprarandam ryšio rakto jų širdis, tai pasakysiu. Tai nežinau, kam čia gal auksai. Gerai, gal galime ir antrą klausimą gale ponas išgirsti ir tada reziumuojant, apibendrinant, taip pat atsakyti ir klausimus. Taip. Mikrofoną paimkite. Man atrodo, Arčiau laikykit truputį, jie turėtų būti jungti. man atrodo, kad žiniasklaida yra ne tik tai faktų pristatymas, ji turi vykdyti ir švietėjišką vaidmenį. Jeigu žmonės nusivilia išrinktaisiais Seimu, žiniasklaida turi monitoringą vykdyti jų visam laikotarpiui, ką jie žadėjo, ką įvykdė, ko net nesistengė įvykdyti. Ir gale rinkimų baigiantis parodyti visuomeniai, kad šitie nerenkami daugiau, nes jie nieko nepadarė. Tai vienas dalykas. Kaip išrinkti? Kodėl žmonės dažnai nepatenkinti išrinktaisiais? Rinkti, matyt, reiktų pasiūlyti inovaciją ir tai galėtų pasiūlyti būtent žiniasklaida. O inovacija tokia, kad jeigu rinkimuose dalyvauja nuo 18 metų ir iki pensijos, tai jų vidutinis atlyginimas turėtų būti Seimo nario vidutinis atlyginimas. Jeigu per kadenciją jisai sumažėjo, tiek procentų sumažėjo ir Seimo narių. Jeigu padidėjo, tai tiek pašoko ir Seimo narių. Tada nebus tokių žmonių, kurie galvoja, kad Seimo narių pareigos tai yra profesija. Ir jisai nori be amžiaus, be galų ten būti. Tai man atrodo, kad čia reiktų didelių peržiūrų. Žmonės nebūna labai patenkinti išrinktaisiais. Ačiū. Dėkoju. Tai paprašysiu diskusijos dalyvių reziumuoti mūsų diskusiją, jūsų baigiamosios mintis ir tuo pačiu atsakyti į kilusius klausimus. Vienas tai yra dėl vienodos politikos visiems, ar tikrai turėtumėm taikyti tą one size fits all, visiems vienodi mokymai, visiems vienoda prieiga. Ir antrasis klausimas iš kelių dedamųjų sudarytas, pirmiausia, kalba apie pasitikėjimą. Taip, ar neturėtume mes dar daugiau priežiūros savo išrinktiesiems taikyti, kad galėtumėme jais labiau pasitikėti, juos labiau sekti ir matyti rezultatus. Ir teisingumo klausimas, taip, matome skirtingą situaciją dirbančiųjų tarpe ir galbūt to skaidrumo, dialogo su visuomenė galėtų būti ir daugiau. Aukse, pradėkime nuo jūsų. Ačiū, labai sudėtingi klausimai, pabandysiu juos šiek tiek taip, priartėti prie jų. Manau, kad mes negalime tempti vieno kurpaliaus ant, vieno modelio pagal vienodą kurpalių, be jokios abejonės, nes yra žmonių grupių, kuriuoms skaitmeninio raštingumo įgūdžių stinga, kurie galbūt dar neturi tokių elementaresnių žinių. Kitiems nuolatos atsinaujinantis skaitmeninė terpė vėlgi provokuoja, siūlo kažkokias naujas galimybės ir jas įsisavinti reikia. Tai labai sudėtingas klausimas. Mes vadiname medijų raštingumu, bet tas medijų raštingumas yra labai talpi koncepcija, tai praktiškai telpa labai daug dalykų, nuo medijų ir žiniasklaidos ir naujienų, dirbtinio intelekto, skaitmeninių tinklų, etikos ir elgsenos, dirbtinio intelekto reguliavimo ir panašių dalykų. Tai taip pat ir tarp kultūrinio susišnekėjimo įvairovės.
Kai kurios valstybės pradeda naudoti savoką labiau linksta į skaitmeninį raštingumą, kažkas į skaitmeninį medijų raštingumą. Žodžiu, mes esame laisvi, tai aš labai mielai tiesiog įsijungčiau į tas diskusijas, galbūt net institucinių lygmenių, kad mes galėtume apie tai svarstyti. O žodžiu, pasiekti aukštesnį medijų raštingumo lygį, aš sakyčiau, demokratija yra atsakas bet kokiai propagandai. Daugiau skaidrumo, daugiau įtraukties, daugiau įvairovės, mažiau nelygybių, tuo daugiau šansų. Taip, kalbant apie tą vieną kurpalių, aš sakyčiau taip, jeigu mes iš tikrųjų sugebėsime integruoti medijų raštingumą į vidurinę mokyklą, tai kodėlgi ir ne. Faktiškai, kas yra raštingas žmogus? Jis išmano matematiką, jis moka rašyti, moka skaityti ir mes nekalbam apie tai, kad vienai socialiniai grupiai, nežinau, galbūt nereikia matematikos žinių, o kitai reikia. Arba vienai socialiniai grupiai nereikia rašyti, mokėti rašyti, o kitai reikia. Tai lygiai tas pats su medijų raštingumu. Tam tikras pagrindas visiems, kas nori žinoti daugiau, kas nori gilintis, žinoma, prašom. Dėl to, kad žiniasklaida iš tikrųjų atlieka švietėjišką funkciją. Vėlgi, mano požiūriu, žiniasklaidos priemonės iš tikrųjų stebi valdžios vyrus ir moteris, kritikuoja ir panašiai, bet jeigu paskaityti, tarkime, buvo tokia labai gera kolektyvinė monografija, redaktorius Mažvydas Jastramskis, TSPMI, išleido apie tai, kaip balsuoja Lietuvos piliečiai, tai ta monografija, tyrimas parodė, kad ne visada objektyvūs dalykai daro poveikį balsavimui. Tai čia kita problema. Dėkui. Iš tiesų, Goda labai įdomų tokį aspektą iškėlė ir aš tikrai pritariu, kad vienas kurpalis matyt yra netinkamas dalykas, galbūt baziniai kažkokie dalykai turėtų būti tam unifikuotam modulyje padaromi, o šiaip tai iš tiesų turime rasti jėgų ir grįžti į diskusiją su visais. Tik diskusijoje iš tiesų mes suprasim vieni kitus ir matyt nebeturėtumėm čia segmentuoti į paraštės, pakraščius ir kitokius epitetus. Ir diskusijos gesinimas yra totalitarizmo bruožas, tai tikrai ne tas mūsų kelias yra. Ir kalbėkime ir manau, kad rasim bendrą kalbą. Aš maniau, kad aš jau rezumavau, tai aš tiesiog palinkėsiu mums ne vieną kartą per metus padiskutuoti šitą temą, nes aš labai džiaugiuosi būtent festivaliu, čia nuolat atvažiuoju, bet man dažnai susidaro įspūdis, kad mes susirinkam, susibūrėm, padiskutuojame ir po metų grįžtam ir vėl gvildenam tą pačią problemą. Aš labai norėčiau, kad per šiuos metus mes nuveiktumėm šį beitą ir jau turėtumėm daugiau atsakymų negu klausimų kitais metais. Akivaizdu, kad reikia šiek tiek kitokios pokyčių teorijos, šiek tiek daugiau resursų ir dėmesio šitam klausimui, galbūt atsiras daugiau atskaitos taškų ir jeigu tai nutiks dėl šios diskusijos, aš būsiu labai laimingas. Tai ačiū. Skamba taip, kad reikia diskusijos dėl diskusijos festivalio. Noriu padėkoti diskusijos dalyviams ir iš tikrųjų pabaigti su Auksės išsakytą mintimi, kad demokratija yra pati stipriausia priemonė, atsakas bet kokiai propagandai. Ir šiandien čia diskutuodamas su nevyriausybinio sektoriaus, valstybinio sektoriaus atstovais iš akademijos, iš universiteto, girdžiu sutarimą, kad kryptys, priemonės turėtų būti, pirmiausia, pilietiškumo ugdymas, stiprinimas, taip pat įtraukiant ir medijų raštingumą, nesegant visko ant vieno kurpalio, kaip ir buvo paminėta, ir siekiant per pilietiškumo ir demokratijos stiprinimą siekti ir to atsparumo dezinformacijai. Ačiū Jums, ačiū klausytojams, klausimų kėlėjams.